Labą dieną, kaip gyvenate stovykloje? Labą dieną, gyvename šiandieną neblogai, šiltai, savaitgalis nuostabus, oras labai geras, tiesiog viskas kaip ir labai šaunu. Vakar buvom Baidarių žygyje su mūsų visais stovyklautojais. Šiandien matau visi atgavę jėgas, jau dirba puikiai, vedamos yra treniruotės, pamokos bendrojo paklusnumo, vėliau ruošimės pasirodymui mieste, šiandieną laukia kinologinė paskaita vakare klube, taip kad manau viskas kaip ir pagal programą vyksta teisingai. Na, o jūsų aukliniai ar tobulėja? Na, o reikėtų paklausti pačių šeimininkų, bet aš matau mano akim žiūrint, kad tikrai taip, kadangi yra atvažiavę iš daugelio Lietuvos miestų kinologai su savo šunimis. Tie, kurie pirmą dieną nemokėjo stovėti rikiuotėje, šiandien matau atlieka pakankamai sudėtingus pratimus ir juos atlieka gana neblogai. Taip kad dėka instruktorių, dėka pasidalinimo žinių, progresas tikrai yra matomas ir jaučiamas ir tie patys gyvūnai tobulėja ir netgi matau, kaip maži šuniukai netgi paaugo, suaugo ne tik tais fiziškai, bet ir galvoje jau susidėstė visi reikalai. Taip kad tikrai man džiugu matyti visą šitą procesą ir dalyvauti tame procese pačiame. O ką galite palinkėti jauniesiam kinologam? Jauniesiam kinologam norėčiau palinkėti praleisti likusias dienas turiningai kinologinėje stovykloje, pasisemti kuo daugiau žinių, nepatirti nedaug dievę traumų ir taip pat, kad liktų sveiki augintiniai ir žinoma, kad grįžti su gerais įspūdžiais, pasikrovus geros energijos ir likusius metus iki kitos stovyklos dirbti taip pat nuoširdžiai kaip ir stovykloje ir pakviesti kitus narius į mūsų veiklą, kad žinotų, kad tokia veikla yra, kad mes kuo daugiau galėtume išauklėti, išlavinti tiek šunų, tiek pačių kinologų, kurie turėtų bendrai supratimą, kas tai yra kinologija. Na, o kokia jums buvo įsimintiniausia diena kol kas stovykloje? Man įsimintiniausios dienos yra visos. Kiekviena diena, pradedant rytų, baigiant vakariniais renginiais, kiekviena diena man yra įsimintina ir kaip ir pagal mūsų programą, kiekvienos dienos netgi pavadinimas, apibūdinimas atitiko kiekvieną dieną. Ir vakar buvo žygis Baidarėmis, man labai patiko, ir prieš tai buvo žygis pėsčiomis, mes nukeliavome 30 km, nors daugeliu atsirado pūslės ant kojų ir skaudėjo kojas, tačiau šis nuovargis yra tikrai labai malonus ir, sakykime, ir tas pats darbas su šunimi ir tas bendravimas su gyvąja gamta, mes matome, mes galim tiesiog prisiliesti prie tos gyvosios gamtos. Aš manau, kad tai žmogui duoda labai daug, visi suvažiavę iš įvairių miestų, miestelių, kur tikrai rutina, kur kiekvieną dieną yra bėgimas, kažkokie tai reikalai. Na, o čia tiesiog praleidai labai gerai laiką su savo draugu, su savo keturkoju bičiuliu ir manau, kad tas energijos užtaisas lydės visus metus. Ačiū Jums labai. Labą dieną. Norėčiau paklausyti, kokie jūsų yra įspūdžiai iš šiųmetinės kinologinės stovyklos. Prašom prisistatyti, pasakyti, kas esat, ko vardu. Esu Mildė iš Kauno. Įspūdžiai labai šaunus. Laukiam vandenuko, kol galėsim atsigerti. Ir kas paliko įsimintiniausią, neišdildomą įspūdį dabar iš visų šitų Vakarykščias Baidarės. Taip, malonu, ačiū. Labą dieną, pastebėjom, kad stebėt mūsų pratybas ir kaip jums viskas čia atrodo iš šono. Na, įdomu pasižiūrėti, patinka. O staujam šalia, tai tiesiog įdomu buvo ateiti pasižiūrėti. Ar jūs turite augintinę? Ne, dėja. Tai kodėl? Neturim kur laikyti, nes bute gyvenam. Bet čia žinokit labai daug butinių šuniukų. Kad mūsų butas mažas. Bet tai gal pažiūrėję šitas šaunę treniruotę susigundysit vis dėlto turėti augintinę? Jeigu ir susigundytumėm, tikrai netokį didelį. O tai kokią tada norėtumėt? Ai, nežinau, gal vaiko reikia paklausti. Fastuk. Kokią norėtum šuniuko? Kokie jūsų įspūdžiai, kas labiausiai įsiminė šiom dienom, kas įvykė? Na kągi, iš tikrųjų apturėjome ganėtinai nemažai renginių. Tai buvo ir žygis, ir Baidarės, ir rytiniai krosai, kurie visiems labai patinka iš tikrųjų. Taip, šiokios tokios mankštelės, buvo ir plaukimai su šunimis, bandėme patreniruoti šuniukus plaukimams.
Na, nežinau, iš tikrųjų veiklos ganėtinai nemažai, tikrai visi žmonės yra užimti, iš tikrųjų ištisą parą, nes yra ir naktinė programa, gali vyresnieji suaugę pasilikti ir ilgiau, ir po 11 valandos, nes jaunimo programa baigėsi 11 valandą ir tikrai veiklos užtenka, mes pasikuriam ir pirtį, mes pasėdime ir prie stalo, žodžiu, leidžiame laisvalaikį kaip kam patinka. O kada yra pratybų metas, mes dirbame bendrai paklusnumą, dirbame specializuotus pratimus. Šiandien po pietų nusimato parodomosios programos bei gynimo apsaugos pratimai. Dabar visai neužilgo, be 5:12, už 10 minučių, jeigu tiksliau, vyks komanda vieta bei šiek tiek pasimokysim būtent pasirodymams. Jo, gerai, Viktorija padarys atsispaudimų. Taip, 15 minučių vėlavo, Valpas siūlo 60 atsispaudimų. Pradžiai 30. Galima būtų paklaus pas jūs, pas Pauliną, Kamilę ir Eglę, kodėl jūs prieš rytinę mankštą jums teko eiti žąsele? Gavom pabaudą už tai, kad vėlavom 10 minučių į krosą rytinę. O kodėl vėlavot? Pramiegojom. Nes po telefonas ir nepažadino. Todėl, kad mes esam žąsys ir mes savo prigimtį atgavom. Man patinka būti žąsimi. Garsiai skaičiuojam ir darom. Norėjome paklausti, kaip jūsų nuotaikos šiandien po vakarykščių renginių, ar nepavargote, ar nepasiilgote šeimininkų po baidarių plaukimo? Taip, malonu, ačiū. O jūs kaip jaučiatės po vakar dienos? Man net neįdomu. Aš už atsakau. Sakyk. Čia buvo Gytis su Eglė iš Baltijos kinologinijos centro stovyklos 2013 metai, Liepos mėnuo.